Kas yra fermentacija? Fermentacija yra mikroorganizmų sukeltas procesas. Trumpiau sakant, tai yra paprasčiausiai rūgimas. Ir žmonės bijo to žodžio. Taip, jeigu termiškai apdorotas maistas rūgsta, jisai sugenda, mes jo vartoti negalim, mes jo negalim valgyti. Jeigu mes užaugiam kopūstus, jie fermentuojasi, jų kokybė tik tai gerėja. Nes rūgščiuose, raugintuose kopūstuose yra geroji bakterija, kuri reikalinga mūsų žarnynui. Taip pat, sakysim, raugintas pienas, pasukos, tie, kas vartoja gyvulinės kilmės produktus, jiem yra labai, labai sakyčiau, patartina naudoti ir geras produktas žarnynui. Taip ir žaliavalgiam fermentuoti produktai. Kodėl žaliavalgiai nenaudoja pieno, sakykime? Čia yra pasirinkimas, todėl kad yra nemažai žaliavalgių, kurie geria nepasterizuotą pieną, kurie valgo žalius kiaušinius, mėsą ir žuvį. Yra tam tikri receptai, receptūra, kur jie yra, reiškia, mėsa yra smulkinama ir marinuojama žolelių pagalba, įvairių prieskonių pagalba ir taip pat ir žuvis, rauginti pieno produktai, bet man tai yra drastiška. Aš pati, man atsitiko taip, kad sušlubavus sveikatai po ilgalaikio masažo man automatiškai nebesinorėjo mėsos. Aš atsimenu, kad sveikatai susireguliavus ir atsistačius po gimdybinės depresijos apie 84 ir 5 metus man reikėdavo šeimai išvirt valgyti, man būdavo sunku, nes reikdavo nosį užsiimti, kad neužuoščiau mėsos kvapo. Automatiškai nesinorėjo mėsos ir nuo to laiko man jos netrūksta. Bet kažkokie pokyčiai organizme įvyko natūraliai. Aš nežinau apie tos žmonės, kurie renkasi sąmoningai nevalgyti mėsos, bet aš turėjau draugę, kuri žaliavalgiavo būtent tokiu būdu. Jinai valgydavo jautieną, vištieną ir žuvį termiškai neapdorotą.